Hello, mano gražūs žmonės. Šiandien yra ketvirtadienis ir šiandien važiuosime apsipirkti mokyklai. Turėjau važiuoti sekmadienį apsipirkti, bet sugalvojau, kad važiuoju šiandien ir dar šiandien susitinku su Goda. Prieš važiavimą į miestą apsipirkti aš turiu nuvežti Boltą į veterinariją ir dar prieš vežant Boltą į veterinariją reikia nueiti iki draugės ir jai atiduoti jos daiktus, kuriuos jinai man vakar paliko, kad jai šiandien, žodžiu. Tai, jo. Aš jau Akropolį, aš jau nuvežiau šunį į veterinarikę, pasitaisiau lūpas, siuntė gal 2 savaitės. Žodžiu, einam apsipirkti, jaučiu, einam į Pegasą. Sesinių? Jo, kažko žodžiu tiesiog reikia. Jo. Pasiėmiau labai neestetišką tušinuką, bet tokių mėlynų nebedaro. Žalia. Grinai, kas daro žalę su mėlynu. Žiūrėk, koks šitas gražus, o šitas ne. O šitas toks estetiškas, šitas ne. Tada trintuką ir dabar ieškau Klijų? klijų ir liniuotės. Kokios nedidelės papijai liniuotės, nes aš pinigų tiek neturiu. Va, žiūrėkit, kokia liniuotė, vienintelė normaliai atrodanti liniuotė. I am your little baby, okay? Okay. Ir spaudo per snukį. Žiūri man. Gerai. Skaudėjo piniginės, skaudėjo smegenis, skaudėjo širdį. Jo. Goda nusipirko sąsiuvinį. Matematikos namų darbą. Taip. Buvo Maksimai paieškot kanalo nėra, neradau, nenusipirkau, nežinau, kur dėsiu visus savo daiktus. Įrengimą. Ir dabar mes tiesiog nesusitarusios einam į alėją. Alyvos. Kaip tai alyvos. Užėjom į kinišką menkniekių parduotuvytę. Pasižiūrėjom sijoną ir atrodo, žinot, parduotuviai daug visko. Ir atrodo, papigiai ten viskas turėtų būti, bet sijonas 1 euras. Paprastas juodas sijonėlis. Tada išuostėm visus kvepalus. Ten visus Chanelė. Kokia ten dar buvo. Kur mes žengiam, Dior, kažkaip ten, Dioro. Ne Prada, o Padaroks. A, jo, Padaroks. Paradoks. Paradoks, Ja. Nu, be žodžiu. Kvepia skaniai. Tikrai nelabai laiko. Jo, biškai nelabai laiko. Nu, bet gal. O dabar mes einam iki Eurokos, jeigu jis dar dirbs. Tai tikėkime, kad dirbs. By the way, penalą kaip neradau, taip neradau. Emilija pamato taigerį. Jau lekia, bėga. Viskas. Jie lekia, bėga tik į taigerį. Nes taip ir penalą dar nerado. Ką tu čia žiūri? Voda. Taigerį nusipirkau blakstienų rietiklį. Nes kodėlgi ne. Gal aš noriu naujo, pavyzdžiui, žurnalą. Ką jis man panašiai. Dominika Benevič. Prie kavos nėra geriau žurnalas. Bet, žodžiu, atėjom į estetišką Rimi, nes man patinka čia vaikščioti. Emilijos pas mėgstamiausias kiemas yra. O taip. Tai prie naujalio. Apvažiuosi ratą ir iškirsi. Okay, guys, grįžau namo. Ir kaip matau, apšvietimas nekoks čia. So, let's see what I bought.
Prieš kelias dienas atsiuntė man mano rankinuką, kurį buvau užsisakius. This is very big. Tikrai viskas tilps, ko reikia, nes literaliai didelė rankinė. Kaip matot, palyginant su šita, jo didelė. Turbūt šiandien nusipirkau pieną, nes mano kokosų pienas baigėsi ir aš nusipirkau naują kokosų pieną iš Livi, mano mėgstamiausias parduotuvės. Mano mėgstamiausias pienas. Čia labai keistai skamba. Ok. Nu, čia daug čekių visokiausių. Šiaip turėjau nusipirkti biškį daugiau, bet nusipirkau biškį mažiau, nusipirksiu vėliau, ko reikia. Ok. Realiai mane labai daug ko reikėjo, bet ko labiausiai reikėjo, tai penalo ir aš jo neradau. Ok, nusipirkau tą tokią, bet aš jau rodžiu. Liniuotę, kurioje yra parašyta I am your little baby. Ok? Very cute, very awesome. Norėjau paprastos liniuotės, bet neradau. Ir šita buvo tiesiog mieliausia. Ir kainavo €29. Tik aš nežinau, kad aš dėsiu visus šitus daiktus, nes aš literaliai neturiu penalo. Bet nežinau, gal nueisiu iki Pepko? Ai, bet jau dabar nebedirbs. Tai gal ryt irgi nebegalėsiu. Kitą savaitę nueisiu į Pepko ir pasižiūrėsiu, gal ten bus kažko. Tada nusipirkau dviejų spalvų, nes nebuvo gražių fucking spalvų. Tai nusipirkau tiesiog šitus 2 markerius. €1. Nes literaliai nebuvo gražių spalvų. Ir čia buvo man vienintelės gražios spalvos, kurios buvo. Tai tiesiog jas 2 ir nusipirkau. Bet jo. Tada nusipirkau trintuką, nes aš kažkur juos visus pametu. Ir aš žinau, kad aš jo tikriausiai nenaudosiu. Bet man reikia tiesiog trintuką. Kad žinočiau, kad turiu. Tada nusipirkau mažą klijų, nes man dažnai prireikia ir aš dažnai neturiu. Man labiau namuose prireikia nei kažkur mokyklai, bet jo, toksai mini, nes aš jo daug nenaudosiu, nes kas šiais laikais dar naudoja klijus. Tada nusipirkau šitą korekcinį pieštuką. Iš čia taip lietuviškai. Korekcinis skystis. Nes jo dažnai prireikia, ypač matematikoje. In fact, čia buvo mano pirma matematikos pamoka, šių metų, po praeitų metų, žodžiu. Prasidėjo vėl korepetitorės pamokos matkės. Visai gerai praėjo. Visai galvojau, kad nieko neišspręsiu. Pakankamai normaliai išsprendžiau. Ir tada nusipirkau 2 tušinukus. Vienas mėlynas, vienas juodas. Šitie anksčiau būdavo labai gražus. Ne tai, kad gražus, bet tiesiog būdavo tokie mėlyni, bet tiesiog ir šitas mėlynas tiesiog būdavo mėlyni. Kas čia per žalia spalva? Aš taip nekenčiu tokios žalios spalvos. Aš nepernešu. Jūs matot, kaip neestetiška. Neestetiška. Jūs matot, kaip šitas gražus juodas, normalus tušinukas, su kuriuo estetiškai rašysi ir jis labai gerai rašo, mano šitą tušinuką mėgstamiausiai. Ir tada šitas, žalias. Ir dar su tokiu galiuku. Aš taip nekenčiu tų tokių mažų galiukų ir vapščiai brokuotas. Kodėl šito nepastebėjau? Gerai, žodžiu. Sueis. Man svarbu, aš juodą turiu, aš mėgstu su juodu rašyti ir viskas. Man estetiškiau, nei su žaliu mėlynu. Ir tada tiesiog sąsiuviniai.
sąsiuviniai, bet aš turėjau nusipirkti 4 langeliais ir 4 linijom, aš nusipirkau po 3 manodas. Tai žodžiu, nusipirkau, labai ieškojau normalių, estetiškų, kur nėra kažkokie unicornai freaking ant viršelio. Tai mažai ką radau normalaus, bet radau. Tuoj pasižiūrėsiu, kurie čia gerai. Žodžiu, šiti yra linijom sąsiuviniai, langeliais. Ir tada pasiėmiau 2 spiralinius ir aš dabar pagalvojau, kaip aš maišysiu juodą su kitu juodu. Dar nusipirkau blakstienų rietiklį, nes mane literaliai nervina, kad nėra šitų blakstienų rietiklio pagalvėlių pirkti atskirai. Nes tada tu turi iš karto visą rietiklį pirkti, tai aš tiesiog iš Tigerio nusipirkau, nes jis jaučiu pigiausias. Kokį galiu rasti. O mano jau visiškai pagalvėlė taip nusivarius. Tai aišku, reikia šitą daiktą dar išdezinfekuoti. Bet žodžiu, mano blakstienų rietiklio pagalvėlė žiauriai nusivarius ir labai blakstienas gadina ir jas tiesiog rauna. Tai jo, bet čia gal ne į mokyklą. Bet tiesiog nusipirkau. Tai dar turiu 2 didelius spiralinius sąsiuvinius. Vienas, abu 2 langeliais yra. Palaukit, rasiu, parodysiu. Turiu dar vieną tokį raudoną ir tokį rūžavą. Šitas rūžavas... What the fuck? Šitas rūžavas man patinka. Čia viršų yra tokie... Wait, parodysiu. Tokie, va, žodžiu. Tai čia galima temą kokią užsirašyti, žiūri fainą. Jo. Tai va. O raudonas, tiesiog raudonas. Jie buvo naudoti, bet kadangi jie spiraliniai ir aš jų nepabaigiau, tai jie tiesiog išplėšiau ir labai gerai. Nesusigadino sąsiuvinys ir tinkamas naudoti. Tai vai gražu. Okay. Ir tada turiu dar tokius korekcinius žodžių, tuos tokius, čia atrodo kaip veipas. Bet čia nėra veipai, aš prižadu. 3. Ir turiu permatomus šitus tokius užklijuot. Tada, of course, spalvotų tušinukų biškį. Labas. Ko čia neįleidži? Negirdėjau. Labas, ba. Ką tu veiki? Rodau YouTube'ui, ką nusipirkau ir jo. Ateik papasakosiu dar, kaip šiandien buvo. Ir tada turiu savo 2 skaičiuotuvus. Vienas trupmeninis ir kitas paprastas tiesiog skaičiuotuvas, kuris padalinus nemeta trupmenų. Ir dabar tiesiog pasižiūrėsiu, kai mama kažką man papasakos, pasižiūrėsiu, ar viskas telpa. Ok, grįžau. Ok. So, aš neturiu kur dėti visų šitų ir aš dar noriu pasidaryti emergency kit mokykloje. Bet, once again, dar neturiu visko. Bet jo, aš jau žiūrėjau, šitie dideli tai tikrai tilps sąsiuviniai, jeigu prireiks. Gerai, tarkim. Jeigu netyčia man reikėtų, būtų 6 sąsiuviniai ir 2 knygos. Viskas kuo puikiausiai telpa. Ir tada yra 2 skaičiuotuvai, kurie labai gerai šičia tilps. Ok, gal ir netilps. Ok, čia bus. Šiaip čia visai yra šitie žodžio. Tai čia tilptų, tipo, galėtų būti koks emergency kitas. Žodžiu, bet va šičia va. Šiaip, gal net penalo nereikia, žiūrėkit, čia susidėčiau, taip. Viską pajaus. Aišku, dar pieštukas paprastas.
Aišku, visų šitų 3 neįimčiau, tiesiog vieną įsidedu dabar. Liniuotė. Palaukit. Išpakuosiu liniuotę. Liniuotę. Viskas čia telpa ir tada čia emergency kit padarysiu, nes dar čia vienas yra. Tada čia telefonas, raktai, ausinės. Dar čia tilptų vandens buteliukas čia iš šono. Ir tada tiesiog užtruktukas. Radau. Ir tada išsitraukiu. Ir mokyklinis rankinukas. Susitiksim kitame video. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir čiau, braškės. Myliu.